Treneri, rungtynės pralaimėtos, Palangos Olimpas šį sezoną kaip kriptonitas jūsų, 3 rungtynės, 3 pralaimėtos. Kokie įspūdžiai apie šitas rungtynės? Tai įspūdžiai aišku nekokie, nes pralaimėjom, tai ir kaip sakė, 3 kartus iš eilės pralaimėjom. Galim teikti, kad neparankus varžovas mums, nes iš tikrųjų tai nemažai darbo įdėjom, ruošėmės visą savaitę šitoms varžyboms, neturėjom ketvirtadienį rungtynių, tai aš galvojau, kad mes buvom pasiruošę tam varžybom, bet sveikinimai Palangai, iš tikrųjų gerai sukomplektuota komanda, dar turi naujų žaidėjų, tai aš manau, jie tikrai bus mūsų pogrupį stiprus, viena iš stipriausių turbūt komandų. O šiandien varžybos, tai tiesiog nesukrito mūsų metimai, mūsų lyderis Devinas nesusimetė savo metimų ir viskas. Tiesiog bloga diena Devinui, ar ne? Ir ne vien jam. Bloga diena, aš jau mačiau nuo pat pradžių, jis prametė gal 3 ar 4 savo metimus, tai ir buvo kitų situacijų, kada mūsų žaidėjai iš po krepšio nepataikė, ar ten, savų metimų tiesiog nesusimetėm. Tai tas ir lėmė, kad truputį galbūt nuleidom nosį ir gynybai nebepasistengėm, kada mums nesukrenta metimai. Tai tiek. Treneriai, lieka tie 7 vadinamieji finalai, ar ne? Koks mentalitetas turi būti tuose 7 finaluose? Aš jau sakiau prieš šitas rungtynės vaikinam, kad kiekvienas rungtynės yra aukso vertės, nes iš tikrųjų tarp 12 geriausių patekti ten labai ta konkurencija irgi labai didžiulė. Ten vienas pralaimėtos rungtynės gali nulemti tai, kad tu nepapulsi į tos play-offus. Bandžiau motyvuoti, nežinau, dar turime tikrai nemažai tų varžybų, tai bandžiau motyvuoti, kad mums būtinai reikia. Šiandien nepasisekė, bet žiūrime į ateitį ir bandysime iškovoti kiek įmanoma daugiau ateityje.